pasikeičiam valą. Pirkau labai lievą valą, kuris nelabai atlaikė sezono, o dabar dar sezono pabaiga, bet nesibaigė sezonas. Bet reikia pasikeisti, nes mačiau, kad jau visas sutrūkinėjęs buvo ir jau buvo likę nebedaug. Tai jeigu nori pagauti monstrų ir didesnių žuvų, tai valų reikia pasirūpinti. Tai va, tai pakeisim valioką ir bandysim pagauti didesnių žuvų. Opa. Pačios geriausios žirklutės. Pirkau turgui už eurą, gal ir už 2, bet labai gerai atkerpa valiuką ir viską, tai labai geras pirkinys. Tai visi labai skirtingai tą valą riša. Aš labai paprastai darau, tai paimu atsuktuvą ilgesnį, tiesiog praduriu per čia ir vat štai taip įstatau į žemę ir suku, tai tuoj pademonstruosiu. Nu va, ir štai dabar jau turim priviniotą, ryte užviniotą. Galima žvejot. Aš tai va tokias naudoju nuo dviračio kameros juosteles meškeriai sudėt. Nuostabus daiktas. Tai viena iš idėjų. Nu, draugai, kaip nusiteikęs, pagausim šiandien žuvies? Pagausim. Ką čia turi? Pirštinės. Pirkai Lidle? Ne. Espreso. Ok. Tai ką gaudysim, lydekas, salačius, ne? Šiandien lašišas, pagrindinė tema. Nemuno lašišas. Nemuno lašišas, ne? Dzūkijoj. Taip. Ubagų lašišas turėjo įmanį. Ja, traukiame žeberklus ir einam žvejot. Traukiam žeberklus. Na kągi, atvykom prie Nemuno, kaip jau matėt. Tai bandysim pagauti salačių arba lydekų, pažiūrėsim, kas kibs. Gal net kokį šamą atkelsim nuo vagos, tai žiūrėsim, kaip čia seksis. Oras šiaip tai superinis labai, saulė šviečia, šilta gan. Lapkritis toks prasidėjo labai taip gana maloniai. Tik vėjas gal žvarbokas, tai gal nenupūs mūsų. Bandom, žiūrėsim, kaip seksis. Įdomi vieta, sakai, ne? Ir ten toks sėklius. Ei. Kapurė nuputė net. Matot? Mažytė prie kranto šildas. Mažytė. Nu ką, pirmas ruožas nesėkmingas, nieko nepagavom, bet matėt vieną lydekėlę, mažytę nedidelę, ir radom vieną žvynabudę ir vieną baravyką. Tai žiūrėsim, kaip toliau seksis.
dar vienas ruožas pabandytas. Dažniausiai čia būna, kad pagaunam kažką, arba bent jau matosi žuvies. Dabar viskas, kad matosi, tai tiesiog didelis vėjas. Labai stipriai neša masalą. Tai sunku. Labai nepatogu. Ir užmeti labai daug ir greitai nuneša tiesiog tavo masalą. Tai nu, liūdna biški, kad čia toks vėjas. Išvažiuoju vieną kartą per mėnesį arba ten 2 kartus per mėnesį ir pataikai lievo oro. Tai bet nieko, bandysim, rankų nenukabinam ir gal pagausim kažką. Nu, draugai, kaip nuotaikos? Labai vėjingos nuotaikos? Nu jo. Dar niekada žvejyboje nesu tiek daug masalų išbandęs per vieną dieną. Va, šiandien išbandžiau, bet vis tiek rezultatas. Rezultatas nieko gero, ne? Rodyk masalą, kokį užsidėjai. Kas didesnis. Nu, nemažas guminukas. Dideliai žuviai, Aurimai. Nu jo. Bandom ieškosim, ne? Pabandysim. Nenukabini dar nosies, ne? Ne. Labai gerai. Varom ieškoti. Nu va, Evaldas kažką traukia. Ką Evaldai traukia? Lydekaitė? O, prašau. Graži. Alkona buvo. Eeeeee. Va, kokia guma. Nu ką, sveikinu. Maladės. Rankos visos purvinos, bet... Leivėtas dar. Nu, kaip įspūdžiai? Labai prie krantas tveria, tai įspūdžių nėra. Realiai, kai esu pratęs prie lašišų žvejybos, tai čia labai... Nėra įspūdžių, ne? Nu, verši močiutei. Veršiu. 100 metų žuvies nematęs. O, žuvis, tikrai gyva žuvis. Pasirodyk, kodeguotoji. O, tokia lydekaitė. O, graži. Nu, šis tas jau. Nu ką, ir man pasisekė. Viena. O, blizgutė. Lydekutė va tokia. Nu graži. Paleidimą darom. Tik čia blemba labai sunku bus ją paleisti, mes va taip pamesim. Ja, opa. O. Gražiai nėra. Nu va, ir Evaldas bando. Bandom toliau. Pabėgo, bet smagu buvo. Pažaisti ją.
Gerai, pagavom žuvų keletą, atvarėm į paskutinę vietą, pabandysim dar, bet prieš tai pamatėm grybų, tai varom pasirinkti. Nu, kučia, kad grybų kaimietį radai. Nuskinsi, Evaldai? Grybuko? Oi, šito, tai jo. Čia reik prišėlinti, atsargiai. Žiūrė, ar kiti grybai nemato. Ir tada paėdė. Nu, tokia pagyvenus. Pagyvenus, bet nieko. Nu, super. Ui, kokia gražia. Kaip nuotaikėlės, Evaldai, šiandien žvejybai? Normaliai. Turiu vieną lydeką. Valgomą dydžio viskį, tai viskas labai gerai, bet noriu rudens rekordą pamušti ir ištraukti kokį 5 kilų, tai yra ir 300 gramų. Mane pagerinta, ne? Nori, aha. Nu, tai gal ir pagerinsi. Jau matosi pas Evaldą jau nuotaikos nekokios, jau pavargęs Evaldas. Jau užtenka jam vienos žuvies. Nekimba daugiau. Nu ką, turi Aurimai? Aha. Oi. Opa. Turim lydekėlę dar vieną. A naujos blizgė. Žiūrėk, parodysiu kokia blizgė. Tokia blizgė? Pulsar. Ir tokia lydeka. Ir tokia lydekėlė. Išvada? Norit normalios lydekos, pirkit normalią blizgę. Jo. Auk didutė, būk gerutė. Ir, žodžiu, kai bus rekordą, tai kad užkiptum, kai bus rekordą. Opa, opa. Nu. Jei, dar vieną. Evaldas nukabinės nosį. Nenukabinės. Top šiandienos laimikį ištraukė. Užsimotyvavęs. Užsimotyvavai? Tai šiandienos žvejyba baigta. Matėt, pagavom keletą lydekėlių. Pagavom vieną ir gerą, Evaldas pagavo. Kilogramą 600. Tai jau čia tokia labai faina. Užsikrovėm gerų tokių teigiamų emocijų. Pailsėjom, varysim dar grybų pasirinksim ir namo. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto. Laikykit. Nežinau, jeigu girdit, tai dabar geniukas kala. Labai malonus garsas. Paklausykit. Toks mažas paukštelis, bet kiek garso sukelia miške visam. Visas miškas aidi nuo jo. Kaip kapoja. Pasirinksim kartu. Evaldas jau bėga, Evaldai, kur tu bėgi? Energija gyvenimui. Ramiai, kad tyliai, kad neįsilakstytų. Šiaip? Vau. Jie tai būriai sauga. Žiūrėk. Kiek grybensų. Dar va? Ui.
Nu, smagiai. Vėl tu rasim kur nors. Čia vat kažkur tikrai turi būti. Kažkur va čia mačiau, žinok. Dar biški. Kas ten? Matai? Kažką mačiau. Man atrodo, kad jis rado baravyką. Pareina. Nu, ir kągi radom? Va toks, žiūriu, iš toli šviečia. Baravykas? Nu tai, Parodyk. aš. Nu Aš jo, čia jam gal šakės. lepšelis toks, bet... Nu, bet baravykas? Geras. Ten yra grybas. Bet reikia labai tyliai eiti, sėlinti reikia. Nes grybai girdė, kai ateini jų. Ir jeigu jaučia baimę, tada jie įspėja kitus grybus. Todėl va, ramiai reikia, sėlinam iš čia. Nieko nedarysim tau, ponas grybė. Koks grybas, žinabutė. Skinam kotelį. O, labai gražus. Dar vat matom, yra mažesnė, pilnai nesiskleidus, bet labai šviečia abu šitą. Man atrodo, jau matau. Ne, pilnai nesiskleidus. Ne, čia pilnai išsiskleidus, kur aš matau. Ne, čia tai... Va, viena stovėjo. Ir čia viena. Ir ana dar, eik, tu jau čia tai lipam. Žiūrėkit, koks grožis. Viena. Dar dvi. Dar ana kiek. Žiūrėk, čia dar. Baltuoja. Ir Evaldas dar skina. Nu, vau. Nu, va, kiek prisirinkom grybų, tai... Nu, smagu. Prisidžiovinsim, prisikepsim. Bus labai gerai. Jei ne grybai ir ne uogos, mūsų mergos būtų nuogos.